Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas ir podkastas 5 minutės. Mato 5 skyriuje 8 eilutėje randame tokį tekstą. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Žodis širdis Biblijoje dažniausiai vartojama metaforiškai. Tai reiškia, kad tai ne tas siurblys, jeigu taip galime pavadinti, kraujo siurblys, sudarytas iš raumenų, būtent skirtas mūsų kraujo apytaikai palaikyti. Ne. Biblijos žodis tai yra protas, ketinimai, charakteris arba vidinis žmogaus aš. Tai yra širdis pagal Bibliją. Ir jeigu dabar širdis lyg tai mes ir išsiaiškiname ir tai yra savaime suprantama, todėl nueikime toliau ir pažiūrėkime, ką reiškia tyra širdis. Žodį tyra Senajame testamente reiškia keli žodžiai, kurie verčiami tobulas, tyras, sąžiningas, nekaltas arba tyras ir tyras be priemaišų. Naujame testamente vartojamas kitas žodis, kuris reiškia tyrumą tiesioginę, apeiginę ir dvasinę prasme, taip pat nekaltumą ir sąžiningumą. Ir galime pastebėti, kad Naujojo testamente žodis taitum sujungia 4 Senojo testamento žodžius su jų reikšmėmis. Ir atrodo, kad Jėzus Kristaus žodžius galime suprasti taip. Palaiminti tie, kurių ketinimai arba charakteris yra sąžiningi ir darbingi. Panašų tekstą randame ir psalmėje, kurią Dovydas parašė gavęs atleidimą už savo sunkią nuodėmę. Visi turbūt esame susipažinę su 51 psalmė, kurioje minima Dovydo atgaila. Tačiau yra šalia ir 31 psalmė, kurioje prašomas jo atleidimas ir išlaisvinimas iš slegiančios kaltės. Laimingas, kuriam atleistas nusižengimas, kuriam dovanota nuodėmė. Laimingas žmogus, kurio viešpats nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės. Proto vientisumas ir sąžiningumas savo pačiam yra tyra širdis. Nes iš tikrųjų sudėtinga, brangus draugai, būti sąžiningu savo pačiam. Jėzus, aiškindamas palyginimą apie sėjėją, kalbėjo apie širdies dirvą, į kurią patenka žodis. Žemė prie kelio, akmenuota dirva, dirva su piktžolėmis reiškia nešvarę, jeigu taip galime pavadinti širdį. Ji jau kažko užimta. Arba pats velnias vagia Dievo žodžio sėklas, arba pagundos, kurioms atstovauja akmenys, arba šiamžiaus tuštybė, ar rūpesčiai, piktžolės. Štai kas maišo. Ir tik gera dirva tapatinama su tyra širdimi. Į gerą dirvą patenka tie, kurie išgirdę žodį saugo jį geroje ir tyroje širdyje ir kantriai duoda vaisių. Apie tai mus moko Luko Evangelija 8 skyrius. Jeigu pažiūrėtumėm į Saliamoną, pagal jį širdies tyrumas tampa akivaizdu žmonėms. Kas myli tyra širdimi ir maloniai kalba, tas bičiulių turės karalių. Jis pateikė įdomų principą. Patarlių 22 skyrius. Tokio žmogaus širdis nebus perpildyta to, kas vėliau išsilieja iš jo burnos keiksmažodžių, ginčų ir visokių nešvarių dalykų pavidalų. Šventumas užpildo jo širdį ir šventumas yra ir jo lūpose. Toks žmogus laikosi Pauliaus patarimo Filipiečiams, ko užpildyti savo protą, nes Paulius rašo, kad mano broliai, galvokime apie tai, kas tikra, sąžininga, kas teisinga, kas tyra, kas gražu, kas garbinga, kitaip tariant, kas verta tik dorybės ir pagyrimo. Laiškas Filipiečiams 4 skyrius. Taigi tyra širdis pirmiausia yra švari sąžinė, nepriekaištingos mintys ir Dievo žodžio priėmimas, kad gyvenčiau nebe aš, bet Kristus manyje, mano draugai. Jis tampa mano širdies šeimininku, nes ji yra skirta jam. Jėzus sako, kad tyros širdies žmonės regės Dievą. Kiekvienas žmogus nori matyti Dievą, net ir pats įnirtingiausias bedievis, turbūt esate girdėję, yra pasakęs ir gali pasakyti, parodyk man Dievą ir aš įtikėsiu. Tačiau net yra širdis negali matyti Dievo ten, kur jis pats sakė jo ir ieškoti. Ką padarėte vienam iš šitų mažutėlių, man padarėte. Mato 25 skyrius. Netyra širdis nemato Dievo savo broliai. Netyros širdies žmogus nemato Dievo bažnyčioje. Nešvarios širdies žmogus apskritai nemato Dievo niekur,
niekada ir su nieku. O Paulius sako, turėkite šventumą, be kurio niekas nematys viešpaties. Ir viešpats atsako, nebijokite šventumo. Ir tai mes galime skaityti pas Izaiją 1 skyriuje nuo 16 iki 18 eilutės. Nusiplaukite ir būkite švarūs. Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių. Liaukitės darę piktą, mokykitės daryti gerą. Atsidėkite teisumui, padėkite engiamiems, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą. Viešpats sako, eikite šiandien ir daugia pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jūs kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna. Karalius Dovydas atgailaudamas kreipėsi į Dievą. Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje teisę dvasią. Brangus draugai, ir Dievas padarė, ko Dovydas prašė. Ir vėl apsigyveno jo širdyje. Dievas ir dėl mūsų gali padaryti, jei mes prašom. Ar išdrįsim? Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas.